Kauno Marių regioninio parko gamtos mokykla įsikūrusi Kauno rajone, Miškininkų gatvė 2, gamtos apsuptyje prie Dubravos miško. Edukacinių veiklų turime apie 11 ir tos edukacinės veiklos 9 yra gamtinės ir dvi edukacinės veiklos susijusios su kultūrinės veiklos. Pačios įdomiausios edukacinės veiklos Kauno Marių regioninio parko gamtos mokykloje, tai mažiausiams skirta išgelbėk didžiąją miegapelę, truputį didesniems atradimai pelkėje ir mokyklinio amžiaus ir net vyresniems žemės gelmių paslaptis. Veikla, kurią mes šiandien darėme, tai vadinasi Nemuno virsmas Mariomis lankytojų centre, kuriame susipažįstam su Kauno Marių atsiradimu, su senų kaimų iškilimo istorija, su Kauno Mariose esančiomis legendomis, susipažįstame su Kauno Marių regioninio parko atsiradimu, kodėl jis čia atsirado, kokios čia saugomos vertybės. Ir taip pat pažiūrime senų archyvinių nuotraukų, kaip atrodė Nemuno slėnis prieš užtvenkimą. Tai kita edukacija, kurią šiandien žaidėme, vadinasi paukščių peštynės. Jos metu pasidalime į 2 grupės ir varžomės, kas daugiau atsakys klausimų į tam tikras temas ir tikrinamės savo žinias apie paukščius. Mokiniams labiausiai patinka veiklos žaidimo forma. Tai varžytuvės, taip pat vaikams labai patinka liesti, ragauti, taip pat kažką sugauti, pavyzdžiui, su gaudymo tinkliukais iš vandens ištraukti arba pagauti drugelį. Viskas, kas susiję su pojūčiais ir žaidimo forma vaikams labiausiai patinka. Gal prieš gerus 6 metus, dar prieš pandemiją, keliavome tokio žygio renginio metu, kuris vadinasi Pelėdų naktis. Ir jo metu maždaug buvo apie 11 val. Nakties ir keliavome per Dubravos rezervatinės apyrobės mišką. Ir kadangi tame miške nėra takų ir tie takai yra tokie chaotiški, tai teko 15-20 minučių paklaidžioti tame miške, kol radom išėjimą. Visi dalyviai buvo truputį persigandę, bet galiausiai, kai išėjome iš miško, visi buvo patenkinti, koks puikus naktinis žygis. Tai